Labas rytas visiems. Ačiū, kad atėjot pasiklausyti. Pirmas akordas arba pirmas tas momentas, ką aš norėjau padaryti, tai turbūt sukelti emociją. Emocija, kas tai yra 3 milijonai, kas tai yra lietuvis, kuo mes didžiuojamės, kas mus veda į priekį. Nežinau, daugumą žiūrėti į ekraną ir galvoti, ką tai reiškia, kas pasirodys. Ir ką ta data 2018 metų Liepos 6 reiškia mums, ką reiškia man, ką reiškia Lietuvai. Tikrai tikiu, kad tą dieną, tuo laiku, 3 milijonai mumise bus kitokie. Tikrai nebebus 3 milijonai, bus 4, o gal nedaugiau. Misija LT 4 milijonai. Iš karto galiu, nežinau, man čia sakė, klauso Delfi klausytojai, tiesiogiai klausot jūs. Tikrai nekalbėsiu apie, kaip padidinti gimstamumą. Tikrai nekalbėsiu, kaip savižudybių prevencija, kaip mažinti kainas, gražinti emigrantus. Kalbėsiu daugiau apie emociją, apie tai, kas iš tikrųjų esame mes, ką mes darom. Daugelis iš jūsų žinot, kad 2018 metais Lietuva švęs 100 metų, kai atkurta Lietuvos nepriklausomybė, kaip valstybė atkurta. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia šiom dienom ir kas tai bus? Kodėl mes pasirinkom apie tai kalbėti čia? Turbūt visą laiką yra sunkiausia kalbėti apie save, nes mes dažnai ir šioje konferencijoje, kiek aš lankiausi pranešimų, daugumą šneko apie kiti. Ten ir žmogus kyborgas, žmogus biohakeris, visuomenės, kuriasi toks bendri kažkokie tai judėjimai, bet kai mes pradedam kalbėti apie save, kodėl mes čia tai darom, kodėl mes apie tai kalbam, kas tai yra lietuvis, kas yra tie 3 milijonai, 2 milijonai, visą kitą, mes labai sueinam į tokį skaičių. Misija LT 4 milijonai turi prasidėti loginė, turi prasidėti tarp žmonių, kurie mąsto biškį kitaip, kurie mąsto plačiau, supranta, kas keičiasi. Nes turbūt šiom dienom per paskutinius 100 metų, kas yra įvykę ir kas yra pasikeitę, didžiausias šuolis supratime turbūt tam neapibrėžtume įvyko technologijose. Tai pabandysiu pranešimo eigoj truputį surišti kelis momentus. Tai yra, kas esu aš kaip lietuvis, ką reiškia naujos technologijos, kur juda pasaulis, kur yra emocija, kur yra jausmas ir kas iš to. Misija LT 4 milijonai nėra mano idėja, tai yra komanda. Tik tai man teko garbė turbūt pristatyti tai, kas prasidėjo prieš 7 metus. Prieš 7 metus realiai nieko nežinau, kas yra buriavimas. Ir išgirdau idėją, kad tai yra tūkstantmečio odisėja. Tai yra, turbūt visi gerai žinot, kai tai buvo pirmą kartą Lietuva paminėta buvo 1000 metų atgal. Viduj buvo didelis jausmas, kad tai kažko pradžia. Kad tai, ką tuo metu pradėjo būrelis žmonių, ką pradėjo dabar populiariai sakoma buriuomenė, yra kažkas tai tokio. Kažkas tokio, kurio vienijo. Susitikus, man teko garbė plaukti iš Brazilijos į Ameriką. Turbūt tai yra Lietuvos išeivijos kontekste yra turbūt vienos iš didžiųjų bendruomenių. Teko susitikti su tais žmonėm ir tas jausmas, kuris yra viduj, ta emocija iš tikrųjų dar yra išlikus ir dabar po 7 metų. Tikrai galiu teikti, kad odisėja kaip tokia, nuo ko jinai prasidėjo ir kaip yra, kad šiai dienai tai yra didžiausias, aš pasakyčiau, sąmoningas įvykis, kuris apjungia lietuvius. Kad iš tos idėjos apiplaukti aplink pasaulį ir pakviesti lietuvius, mes turim vieną sąmoningą veiksmą, kuris dabar yra išvirtas į tautiškos giesmės giedojimą vienu metu visame pasaulyje. Kas tas yra? Kodėl žmonės eina, kodėl daro? Nes mes galim sakyti, kad yra ten krepšinis, yra sportas, yra dauguma įvykių, kurie mus sieja. Tautiška giesmė, aš manau, kad tai, kas įvyko tada prieš 7 metus ir tai, kas yra dabar, čia yra nuotrauka iš šių metų,
iš praeitų metų, ne šių metų, kad vis dėlto ta idėja, ta emocija, kuri vyksta dabar dar visą aplink pasaulį, tarp lietuvių jinai juda. Ir praeitais metais čia Čikagoje nuotrauka yra, kad televizija visą galvoja, kas tai yra, koks čia nesankcionuotas įvykis, kas čia vyks, ir iš tikrųjų buvo padaryta, kad taip tai vyko ir tai kažkas tai vienyje lietuvius. Tai vienyje lietuvius kaip tokius, ir tada klausimas, kuris yra, kam jinai mums reikalinga. Iki galo aš jums truputį papasakosiu, bet tautiška giesmė tai yra platforma. Tai biškai praskaičiu, biškai padėstyt, kas tai yra ir kaip yra. Statistikos duomenys, turbūt žinot, ten tą standartą, melas, didelis melas statistika. Šiai dienai lietuvių yra 2 878 000, čia turbūt kelių dienų skaičiai. Tos pačios statistikos duomenys yra, kad jau šiai dienai lietuvių yra 3 600 000 su kapeikom. 700 yra kažkur. Kai mes šnekam apie Lietuvą, kaip mes šnekame tai vis dėlto kiek mūsų yra? 2,8, 3,6. Mes turėjom 4 emigracijos bangas. Turbūt, jeigu atkreipdėmėsi per tą patį 100 metų, Lietuva, negaliu sakyti, kad prarado, iš Lietuvos išvyko daugiau kaip 1 milijonas žmonių. Ar jie yra lietuviai? Nėra lietuviai? Kas juos vienyje? Ar jie laiko save lietuviais? Viduje iš tikrųjų, būnant toj temai turbūt ir visa kita, tai yra visą laiką kyla klausimas, kas yra lietuvis. Jeigu mes grįžtume biškai atgal į turbūt žemiausių Vytauto dydžio laikus, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Didelė teritorija, dideli plotai, kas yra lietuvis. Ar tuo metu buvo užduodamas klausimas, kas tai yra? Basanavičius tam tikrų laikų pasakė, kad lietuvis yra tas, kuris kvėpavo Lietuvos oru. Tai, kas yra lietuvis? Smetonos laikais turbūt atsirado tas, kad lietuvis yra tas, kuris kalba lietuviškai. Turbūt mes per tuos metus ir artėjant link šimtmečio iš tikrųjų keitėsi labai daug definicijų, kas yra lietuvis. Sekantis filmukas bus apie tai, kad žinomas atlikėjas žmogus Lietuvoje, Jurgis Didžiulis, lankėsi Brazilijos bendruomeniai, lietuvių bendruomeniai ir uždavė tokį klausimą. Ką reiškia būti lietuviu? Ką reiškia tau Lietuva? Ir ką reiškia būti bendruomeniai? ¿Listo? ¿Qué es Lituania para mí? Más que nada amigos. Para mí, Lituania significa familia, porque en resumida eso es lo que somos. Significa llevar el orgullo de llevar esas sangres de raíces y poder transmitirlas a las demás personas. Bueno, para mí ser lituano lo defino en 3 palabras, que son pasión, amor e identidad. En mi caso, por mi abuela, mantener la cultura que ella y mi mamá implantaron en mí. Es mi segunda casa y ahora la trato de transmitir lo que viví acá con los demás, y no solamente en un baile o en una comida típica, sino transmitiendo la unión y la amistad que Lituania a mí me dio cuando yo fui. Nežinau kaip jums, bet klausimas dabar man kyla. Ar lietuvis yra tas, kuris nekalba lietuviškai? Kas nusprendžia arba kas pasako, kad jis yra? Sekantis. Nu Dievo žodis. حبيبي أنا بعرف أنت تفهم شو عم بحكي أنا. أنت بتعرف أبوي أنت هون معي لوم. أنت هون معي. كلنا هون. أمي أختي أخوي كلنا هون. مانو ساسة سوزانيالي مانو ماما
Čia nieks nesuprant, ko aš sakau. Nieks nesuprant. Ir nieks nežina, kiek aš kentėjau. Nu, blet, kiek kentėjau. Bet žinot, aš laimėjau. Jag är naturkraft. Shukran, ačiū, tack. Årets rock. Turbūt atsakykite dabar. Žymė atlikėja, kuri laimėjo šiais metais, man atrodo, laimėjo Švedijos geriausios atlikėjos titulą, kuri pati save laiko sirė, nes jos tėtis yra siras, kuri pati save laiko švedė, kuri kalba lietuviškai ir save laiko lietuvė. Ar jinai lietuvė? Iš tikrųjų dabar, kas vyksta šitam globalizacijos turbūt procese ir tą, kad turbūt ir šioje konferencijoje daug kas mini, kad vyksta daug susiliejimų ir vyksta daug pasikeitimų turbūt ir ką mes žinom su paskutinės turbūt pabėgėlių klausimais. Kas yra lietuvis? Mes galim užduoti klausimą, tarkim, kas šiai dienai yra vokietis, a ne kiek ten gyvena vokiečių. Galim pasižiūrėti tai, kas yra apie skandinavus. Ar skandinavų skaičius auga, neauga, kaip mes matuojame, su kuom žmonės tapatinasi. Ir kas turi, negaliu sakyti teisę, bet vis dėlto kas apsprendžia lietuvis, vokietis, užsienietis, kažkokios tai šalies. Iš tikrųjų pasaulis keičiasi, tai ar keičiasi pati Lietuva, pats supratimas, kiek mūsų yra, kaip mes skaičiuojam, kaip darosi. Tai nežinau, kiek aiškiai aš čia parodžiau visą momentą, tai vis dėlto kiek šiai dienai Lietuva yra, pasaulyje yra lietuvių. 2,8, 3,6 milijonas emigrantų, turinčių lietuviško kraujo, turinčių tapatinantis save su Lietuva vienokioje ar kitokioje situacijoje. Kiek mūsų yra? 5 gal? Ar yra lietuvis tas, kuris nekalba lietuviškai, ar yra lietuvis tas, kuris turi kitą pilietybę, ar yra lietuvis tas? 100 metų mūsų valstybei, dar sėkiai aš pasikartosiu. Ir kadangi pasaulis keičiasi ir kur būsi mes. Kitas kampas. Turbūt labai gerai žinot šitą programą. Čia turėtų pasileisti. O. Turbūt irgi tik tai šiandien čia loginę galima šnekėti apie tai. Tikiu, kad po 20 metų kas bus tada, kai mūsų paklausi, iš kur tu esi? Ir mes atsakysim, aš esu iš žemės. Aš esu iš žemės, aš esu iš... Nesakysi, aš esu iš kažkur. Aš sakysi, aš esu iš žemės. Ir aš jaučiu, kad tai ateis pakankamai greitai, nes turbūt visos technologijos, visa tai, kur juda žmonės, yra, kad jie išeina out. Kur tada bus lietuvis, kur tada bus tauta, kur tada bus šalis, apie ką mes tada kalbėsim. Vidinis jausmas, kuris man ką sako, kas tada įvyks, kad iš tikrųjų susitikęs tą kitą, turbūt tau net nereikės sakyti, kad aš esu iš žemės. Jisai tave pasižiūrės, čiukšt nuskaitys, arba tu mintyse. Jeigu aš būsiu tas laimingas, kuris pirmas sutiksiu, pavyzdžiui, nuskaitęs, arba pasakęs, iš kur aš esu, ar bus toj vietoj lietuvis viduj. Ar kitas žmogus viduje per jausmą, per sielą, per vidinį norą savo tapatinimąsi, ar bus viduj lietuvis. Arba kaip tas gali atsispindėti. Jeigu biškai pasvajot, turbūt kas dabar vyksta ir kaip darosi, vakar mes matėm Kyborgą, kuris, kiek aš ten supratau ir šitų, kad pagal veidą gali nuskaityti ir sukurti tam tikrą vibraciją.
kad Monako princas pagal visą principą dabar net tą nuskaitimą, tą energiją arba tą jausmą, emociją jisai turi savo telefone. Tai susitikus, ar iš tikrųjų viduj many arba viduj mūsų bus tai, kad ko mes dabar esam, arba tai, kas mus sieja. Įžymus sociologas, kuris dabar šneka ir ką jis dabar kalba, tai yra Zygmundas Baumanas, jisai čia daug kartų lankėsi Lietuvoje. Jisai, kiek žinau, yra ir VDU universiteto garbės mokslų daktaras, kuris yra pasakęs, kad iš tikrųjų šiandienį, galite perskaityti, bet šiandien kiekviena visuomenė yra tik diasporų kolekcija. Žmonės prisijungia prie visuomenių, kuriams jie ištikimi ir moka savo mokesčius, tačiau tuo pat metu jie nenori atsisakyti savo tapatybės. Ryšys tarp savo tapatybės ir vietos, kurie gyveni, nutrūko. Ką tai reiškia Lietuvai? Ir iš viso ką tai reiškia. Kas bus svarbu po 10, po 15, po 20 metų, kurioje vietoje mes būsim ir ką mes darysim. Su kuo mes save tapatinsim, apie ką mes kalbėsim. Grįžtant, kadangi čia vis tiek yra technologijų konferencija, kad visos idėjos, kurios prasidėjo, nežinau, galim paimti tą patį Facebooką, galim imti tą patį Uberį ir Airbnb, apie kuriuos čia daug šneka. Tai jausmas tas, kad kažką tu darai ir tas išaugs į didesnį, turbūt pradžioje yra vienoks, bet kas į tai išvirsta ir kuo to keičiasi, iš tikrųjų yra daug giliau. Mes turim dabar du polius. Vienas polius, kuris yra, tai iš tikrųjų yra tas, kad nebėra sienų. Nebebus sienų ateityje. Aš čia prašiau, kad įdėtų man jūrą. Tai kad jūra, kai tu judi, nėra sienų. Tarkim, jūros gyvūnai jie juda be sienų. Ar jie yra jūros gyvūnai, ar jie yra Baltijos jūros gyventojai, ar jie yra Šiaurės jūros gyventojais, ar Atlanto, mes apie tai nekalbam. Kitoj vietoje yra pasakoma tai, kad sienų, kai nebėra, nutrūksta ryšys su vietovė, kaip čia pavaizduoti paukščiai, kad visi išsiskirsto, bet ar jie turi savo tapatybę. Kas jungia juos, kodėl jie grįžta. Turbūt irgi žinot, kad piršto antspaudas yra tas, kuris tą vieną tapatybę, kurią labai sunku pakeisti. Ar Lietuva, lietuvis gali būti ta tapatybė, kuri jungia visus lietuvius? Žmonės, kurie save gali sakyti, kad taip, aš esu lietuvis. Keliaudamas tiek Odisėjos metu, turbūt tiek keliaudamas dabar, mes kartais patys turbūt viduje irgi savo pasakom, kad tikrai užsienyje yra lietuvių, arba užsieniečių, kurie yra didesni lietuviai negu mes patys. Arba jie gyvenantis užsieniečiai Lietuvoje, kurie lygiai tą patį sako, kad tu gali pasakyti, kad jie yra žymiai fainesni. Ką tai reiškia? Kur mes judėsim? Ar būsim užsiciklinę, ar judėsim į priekį? Taigi, atgal ant žemės, misija Lietuva, misija LT 4 milijonai. Kas tai? Tai emocijos pagrindų, tautiškos giesmės pagrindų, mes norim pakviesti, šiai dienai skamba 4 milijonai, pakviesti tautiškai giesmiai, pakviesti emocijai. Mes norim sukurti platformą, kurioje būtų laisva diskusija, ką reiškia būti lietuviu. Kas yra lietuvis, koks bus lietuvis po ateinančių 50, 20, 100 metų. Ką mes matysim tai? Kvietimas turbūt irgi šiai dienai su tom technologijom ir tas, kas vyksta, tai yra, kad visais įmanomais būdais tos, kurias žinom šiandien. Vakar nuskambėjo labai gerai, mačiau pranešime Bilo Geitso. Žmonės dažnai pervertina tą, ką jie gali padaryti per 1 metus, bet labai dažnai neįvertina tai, ką gali padaryti per 10 metų. Šiai dienai tautiškai giesmė jau yra 7 metai. Nuo tos pradžios, kuri prasidėjo, liko dar 2 metai iki 100-mečio ir liko tikrai dar didelis laikas taip, kur mes būsim tokie kaip lietuviai. Viduj, turbūt irgi mes šnekėjom
brainstorminom, kas yra išsirink vietą, kur gėdosi. Kaip tas įvyks ir kas pasidarys, aš šią dieną negaliu pasakyti. Visiškai. Nes ar mes susitiksim virtualioje erdvėje, ar mes susitiksim drauge. Turbūt, kaip tai bus, kur mes būsim, kaip mes tai padarysim, yra klausimas jums. Ir kaip mes atrodysim, kur mes gėdosim 18 metų Liepos 6 dieną 9 valandą. Dar negaliu atsakyti, bet kviečiu jūsų. Klausimas savo turbūt didžiausias, kad kaip mes matysim, ar Lietuva atrodys taip, ar iš tikrųjų mes būsim pasaulio Lietuva. Ar būsim pasaulio Lietuva, kur sienų nebebus, kur bus emocija, tapatinimasis ir bus išliks žodis lietuvis ir tada klausimas, kiek mūsų bus. Ar išliks tas ryšys, kuris mus sies?
Nežinau, kaip jums man šurpuliukai eina. Tikrai, lietuvių yra daugiau. Kaip mes tai darysim, kaip tas vyks, nežinau, bet aš esu laimingas, kad esu lietuvis, aš didžiuojuosi, kad aš esu lietuvis. Ir aš jaučiu, kad tie ryšiai su lietuviais bus tik tampresni ir geresni. Norit prisidėti, norit išsakyti minčių, turbūt nes momentas, kas yra, bent jau aš savo žinau, tiek verslė, tiek visur kitur, kad mintis tas, kurias laikai viduj, arba tas mintis, kurias laiko komanda, jinai niekada neišsivysto tol, kol nepasidalina. Tai ačiū už laiką, kad skyrėt, kad leidot man pasidalinti taip, kaip aš jaučiuos, taip, kaip aš matau, kad pasaulis keisis. Ir aš tikrai noriu, kad išliktų lietuviai. Ir aš tikrai akceptuosiu tas vertybės, kurias mes sutarsim visi, kas tai yra būti lietuviu. Ačiū. Tilpau. Klausimų turit, neturit. Tema iš tikrųjų labai sunki, ypač kalbėti apie save, apie lietuvybę dabar. Tai kažkas turi sugulti, kažkas turi pamatyti, taip kaip mes vertinam dabartinę aplinką. Nes būti lietuviu keisis per artimiausius metus ir labai staigiai, taip kaip keičiasi technologijos. Nes tie ryšiai, kurie subūrė visus žmonės ir subūrė tapatybės, jinai kis ir Lietuva. Ačiū. Aš nežinau, jeigu kažkas turit ką nors. Ar jūs sutinkate su to, su dabartiniu standartu, kad lietuvis tai žmogus, kuris turi Lietuvos pasą? Man viduje lietuvis ir pasas turbūt aš apie tai net nekalbėčiau, turbūt po tų susitikimų su išeivija, apie tai, ką aš minėjau. Man lietuvis yra daugiau tam tikros emocijos, jausmas, vidinis būvis. Pasas tai yra, man tas keičiasi. Tas keičiasi turbūt per paskutinius kokius nors tuos 7 metus. Pasas nebus tas, kas jungia žmonės. Pasas nebus tas, kas jungia lietuvius. Tikrai sienos išnyks. Tikrai turbūt žiūrėdami futuristinius filmus mes dažnai matom vieną kokią nors, kaip čia, korporaciją. Žmonės, kurie gyvena viršui, žmonės, kurie gyvena po žeme, naudojasi technologijom, nesinaudoja. Tikrai pasas nebus tas, kuris jungia lietuvius. Žinau, kad sunki tema, žinau, kad reikia permastyti. Tai ačiū.